nefrologų darbas neįsivaizduojamas be ultragarsinio tyrimo ir yra toks prie paciento lovos ultragarsinis tyrimas. Tai ką mes galime padaryti, apie tai paskaitys Santaros klinikų gydytoja radiologė Raminta Lukšaitė-Lukšė. Prašau. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų labai smagu būti viešne jūsų renginį ir taip pat labai smagu matyti tokią pilną auditoriją, nes jeigu atvirai, tai nesitikėjau, kad taip žmonės realiai vos sutilps ir teks ieškoti laisvų kėdžių. Tai smagu jūs matyti ir pakalbėsiu aš galbūt iš savo kaip radiologo perspektyvos apie tokį dabar vis labiau į madą įvairiose klinikinėse srityse plintantį tyrimo metodą, vadinamą POCUS. Tai kasgi tai yra? Tai yra angliškai vadinamas Point of Care Ultrasound. Lietuviškai iš tikrųjų gana yra šviežias, kaip sakyt, terminas, kuris lietuviškai dar tokio tiesioginio vertimo neturi. Tai, aš išverčiau savo žodžiais. Tai tikslingas arba kryptingas ultragarsinis ištyrimas prie paciento lovos arba, kitaip sakant, ten, kur jūs esate, ar savo tyrimų kabinete, ar, sakykime, dializių klinikoje, ar, sakykime, stacionare, realiai prie paciento lovos. Tai yra tarsi papildomas įrankis klinikiniam paciento ištyrimui. Tai kaip mes žinom, kad klasika yra pacientą ištiriant atlikti apžiūrą, apčiupą, auskultaciją, perkusiją. Ir šiuo atveju vis dažniau mums tampa reikalingi ir vaizdiniai tyrimai, ir siūloma pridėti tokį, kaip sakykime, paprastą ganėtinai ir lengvai atliekamą iš tų visų vaizdinių lyginant tarpusavėje, tai yra ultragarsinį tyrimą. Iš esmės tai turėtų būti siauros apimties tyrimas, dedikuotas konkrečiam klausimui atsakyti. Pavyzdžiui, ar yra laisvo skysčio pilvo arba pleuros ertmėse. Apie tyrimo naudą iš tikrųjų ir prasme, kamgi iš čia mums reikalingas, turimegi ir echoskopuotojų gydytojų, ir gydytojų radiologų, kurie echoskopuoja. Tai labai gražiai atskleidžia šitą skaidrę, kur iš tikrųjų parodo, kokio ilgio kelią tenka pacientui ir tame tarpe gydytojui nueiti, jeigu mes matom, iškyla mums klinikinis klausimas, ir tas pats prieš tai minėtas. Ar pacientas turi laisvo skysčio pilvo ertmėje, ar pacientui yra skysčio pleuros ertmėse, ar atvykus į dializės kliniką suformuota fistulė funkcionuoja ar nėra trombozės. Tai gydytojui tenka eiti pildyti užsakymą kažkokiam tai tyrimui. Pacientas turi laukti eilės, kolgi jį galės kažkas priimti, nes gina tą pat akimirką dažniausiai taip jau tokios neturim prabangos, kad priimtų. Tyrimas yra atliekamas, gydytojas turi aprašyti tyrimą, gydantis gydytojas, kuris siuntė pacientą patikrinti tyrimą, ir priimti kažkokius sprendimus arba pateikti pacientui atsakymą. Tuo tarpu, jeigu turime galimybę atlikti Point of Care Ultrasound, galime tiesiog šalia turėdami echoskopą su konkrečiu klausimu atlikti siauros apimties ištyrimą ir atsakymą turėti iš karto. Ir yra keletas studijų iš tikrųjų analizavusių, kiekgi prasmės įneša šio tyrimo taikymas. Tai viena iš jų pacituota žemiau, gana didelės imties, iš tikrųjų įrodė, kad kai pacientam yra atliekamas POCUS tyrimas, čia nebūtinai apie nefrologiją kalbant, bet bendrai, sakykime, skubiam sektoriui, iš tikrųjų vėliau hospitalizavus, nes 63% tų pacientų nebereikia išsamesnio radiologinio ištyrimo. Tai yra daug tokių situacijų, kur mes turim tikrai labai nedidelę problemą, labai konkretų klausimą ir jį trumpai atsakę mes galime sumažinti ir, sakykime, kabinetų krūvius, taip pareguliuojant, kad iš tikrųjų specialistus pasiektų tie pacientai, kuriem tikrai reikia to plataus specifinio ištyrimo, o dėl smulkių klausimų galėtumėm atsakyti savo patys ir taip pat sutaupyti ir laiko. Kokie dažniausiai mitai apipina šią metodiką? Tai vienas iš dažniausių mitų, kad
Šis tyrimas gali pakeisti planinį ultragarsinį ištyrimą, kurį atlieka radiologas arba kardiologas, kalbant apie širdies ultragarsinius tyrimus. Iš tikrųjų negali, kadangi tai yra, kaip jau ir minėjau, siauros apimties tyrimas, keliantis konkrečius klausimus. Specializuotas ištyrimas, kada mums reikalingas detalus, kokybinis, kiekybinis vertinimas, diferenciacija, galbūt kelių tyrimų koreliacija, jisai vis tiek turi tą savo vietą, bet pacientų atranka, turint POCUS įrankį, jinai yra tokia kryptingesnė. Ar POCUS gali pakeisti klinikinį ištyrimą? Toks mitas irgi yra gajus turbūt atsižvelgiant į tai, kad šiandieną labai daug mūsų klinikinių sprendimų remiasi vaizdinė diagnostika. Tam pačiam, sakykime, priėmimo skyriuje daugeliu atveju specialistam būtina yra atlikti gana plačios apimties radiologinius tyrimus, sakykime, nenusiraminu, kol nepadarau viso kūno kompiuterinės tomografijos ir tada man jinai atspindi geriausią diagnostiką, negu kad, pats, sakykime, klinikinis vertinimas. Tai iš tikrųjų nemanau, kad tai yra tiesa, nemanau, kad tai gali pakeisti bendrą klinikinį ištyrimą, nes paciento vertinimas visada yra kompleksinis ir mes negalim pasimti tik tai vaizdinių tyrimų, kad ir kokie geri, puikus, tobulėjantis būtų, tiesioginis kontaktas, tiesioginė paciento apžiūra, jinai vis tiek yra būtina. Ar POCUS yra sudėtinga įtraukti į rutiną, nes, iš tikrųjų reikia kažkokio pažangaus echoskopo, keleto daviklių, įrangos, ta įranga galbūt ne visada paprasta gauti, tai nebėra taip sudėtinga, technologijos tobulėja ir iš tikrųjų gali būti mums pakakti tiem sauriem klausimam atsakyti kompaktiškos portabilios įrangos. Kompaktiškos tiek, kiek aš čia turiu. Čia yra echoskopas šitoj dėžutėj, tokio dydžio kaip akinių dėklas. Tai aš įsidedu į chalato kišenę, aš atsinešu, turiu šalia telefoną. Mano telefonas nėra labai didelis, jis nėra praktiškai pritaikomas, bet dauguma dabar turi kur kas didesniais monitoriais telefonus ir galiu truputį pademonstruoti, kaip atrodo čia, ne reklama, bet tiesiog aš pati naudoju savo rutininiai praktikoje. Tai yra daviklis, kuris turi realiai 2 davikliai viename, tai turim konveksinį daviklį, kuris mums svarbus yra pilvo ertmei vertinti, pleuros ertmėm pasižiūrėti, inkstam grubiai pasižiūrėti, yra hidronefrozė ar ne, ir kitam gale aš turiu linijinį daviklį, kuris yra paviršiniam struktūrom vertinti. Pavyzdžiui, pasižiūrėti fistulę, ar nėra trombuota, pasižiūrėti galbūt dėl kažkokių giliųjų venų trombozės. Stambesnis pacientas, aš pasiėmu konveksą, smulkesnis pacientas, aš turiu linijinį daviklį. Ir su savim nešiojuosi telefoną, kuriame per tą vadinamą appsą, nežinau kaip tai lietuviškai tarėsi, galima tą naudoti. Man asmeniškai labiau pasiteisino naudojant planšetę, visgi turi truputėlį didesnį tą vaizdą, bet iš esmės priklausomai nuo klausimo, jeigu tau reikia pasipunktuoti, sakykime, kažkokį tai, sakykime, irgi fistulės prieigą, pasipunktuoti ir tikrinti save ultragarsu, tai pilnai pakanka, manau, ir telefono monitoriaus, arba skysčio vertinimu irgi tikrai to pilnai pakanka. Kokie klausimai gali kilti gydytojui, nefrologui? Taip kartais atrodo ir grubiau žiūrint, kad nefrologija, tai kas čia yra realiai vieno organo gydytojai nefrologai, bet kai pasižiūri, kokia plati yra galima patologijų aibė ir kiek viskas tarpusavy susiję ir kiek viskas yra tikrai toli gražu ne apie vieną organą, o apie visą mūsų kūno sistemą, nes iš tikrųjų labai nuo to daug kas priklauso. Tai kas galėtų praversti nefrologui atsakinėjant į klausimus, tai yra plaučių ultragarsinis tyrimas, kuris iš tikrųjų po ypač COVID pandemijos jisai be galo išpopuliarėjo
bent jau tarptautiniai bendruomeniai, nes tapo greita priemonė nusakyti, ar pacientas turi pakitimus plaučiuose ar ne, nevežant jo į kompiuterinę tomografiją. Rentgenas nėra tiek jautrus, kiek ultragarsinis plaučių tyrimas. Tai iš tikrųjų, dabar tikrai ant bangos tas tyrimas, pleuros ertmių vertinimas, širdies toks bazinis ištyrimas, intraabdominalinių kraujagyslinių sistemų vertinimas dėl konkrečių klausimų, inkstų šlapimo takų ištyrimas, pilvaplėvės ertmės dėl skysčio, giliųjų venų dupleksas, arterioveninės fistulės dupleks vertinimas. Tai iš tikrųjų yra visa puokštė, ką nefrologas, nebūtinai iki ten smulkmenų ir smulkių kiekybinių vertinimų, bet taip bendrai kokybiškai gali pasižiūrėti ir savo greičiau turėti atsakymą. Apie pačią įrangą, kaip skiriasi vaizdas, iš tikrųjų gali atrodyti, kad ką tas mažas toks daviklis gali gero parodyti, turbūt vaizdo kokybė labai prasta, tai čia tokį radau pavyzdį, kur yra lyginama stacionaraus tokio kaip ir echoskopo stambesnio vaizdas, ką mes gaunam vidurinėje eilėje, tai yra geresnės kokybės portabilus davikliai, ir čia tai, kas yra, kai jau perkam tai, kas yra pigiausia. Tai jeigu vertinant tos geresnės kokybės nešiojamus daviklius ir tai, ką mes turime jau su ta, gera klasikinė įranga, esminio didelio skirtumo aš iš tikrųjų nematau, ypač jeigu mes kalbam apie paprastų klausimų sprendimą, tai yra, sakykime, yra hidronefrozė, nėra, yra skysčio perikardė, nėra. Tikrai iš tokio vaizdo mes galime tai atsakyti. Šiandieną aš pasirinkau truputėlį plačiau galbūt pakalbėti apie pačius inkstus, nes manau, kad tai į praktiką turbūt lengviausia yra įdiegiamas dalykas, tai yra daugiausia praktiškai pilka skale grįstas ištyrimas, ir jį išsisavinti turbūt lengviausia. Tai keli tokie, aspektai pradedančiam vertinti inkstus apie bazinius dalykus, ką mes ten galime sutikti. Tai inkstų ultragarsinis tyrimas paprastai atliekamas konveksiniu davikliu, kadangi gana giliai esantis organas. Paciento ištyrimo padėtis paprastai yra per šoninę pilvo sieną, per tarpšonkaulinius tarpus pasižiūrim. Kai kuriais atvejais, ypač dešinys inkstas, gali būti neblogai matomas ir per kepenų langą, žiūrint, vertinant per priekinę pilvo sieną. Alternatyvi pozicija, kai mums nei vienaip, nei kitaip nepavyksta pamatyti inkstų, gali būti, kad pacientą pasiguldom ant pilvo ir bandom pasižiūrėti per nugarą išsivesti inkstus. Inkstas, kai kuriais atvejais gali būti gana mobilus organas ir, jo ta pozicija labai individualiai kisti. Jeigu nematom inkstų tipinėje vietoje, bet nėra žinių, kad inkstų neturi būti, nepamirškim pasižiūrėti dubenį prie šlapimo pūslės, kartais būna nusileidęs inkstas ir tikrai ganėtinai stambus organas, tikrai ganėtinai skiriasi nuo žarnų kilpų savo struktūra, tai nebūna sunku pamatyti, tiesiog reikia nepamiršti nuleisti daviklio žemyn. Dalykai, kuriuos svarbiausia yra pažiūrėti, kai mes vertiname inkstus. Tai visų pirma dydis. Prasmingiausias išmatavimas yra ilgojo matmens, nors daugelį klinikinių praktikoje matuoja ir išilginį, ir skersinį matmenį. Taip pat ir parenchimo storis, nes aišku, jis mums daug ką pasako apie galimą, sakykime, inksto pažeidimą. Taip pat svarbu labai atkreipti dėmesį į parenchimo sechogeniškumą. Paprastai mes jį vertinam lygindami su kepenų parenchimą. Bet šitoje vietoje irgi reikia būti atsargiem, nes kepenų parenchima gali būti surebėjusi, gali būti edemiška ir, taip kaip sakyt, visiškai aklai tuo pasitikėti nereikėtų. Taip pat svarbu yra pasižiūrėti kolektorinę sistemą, išorinį kontūrą, židininiai pakeitimai, kraujotakos vertinimas spalviniu dopleriu, tai neturėtų būti gąsdinantis dalykas. Jeigu mes turim klausimą pasakyti, ar apskritai ta kraujotaka yra ar nėra, tai nėra sudėtinga. Mes tiesiog uždedam spalvinį doplerį, pasižiūrim, ar spalvų turim, ar spalvų neturim ir pagal tai galim, kaip sakyt, arba sunerimti ir ieškoti pagalbos rimtesniam ištyrimui, arba tiesiog nusiraminti, kad, bent jau atrodo vizualiai kraujotaka funkcionuoja.
na, ir aplinkiniai audiniai, tai, kas gali susiformuoti apie inkstus. Anglai čia padarė tokį kaip ir akronimą, vadinamą seconds, pagal šituos pakitimus, tai irgi lengva yra atsiminti. Trumpai apie pačią inkstų kolektoriką, tai hidronefrozė iš tikrųjų turi daug vertinimo sistemų, daugiau jos yra dedikuotos vaikų pediatrinėje radiologijoje. Tarp suaugusių mes esam linkę vertinti ne kiekybiškai, o kokybiškai. Tai pirmą laipsnio hidronefrozę vertinant pagal tai, kad yra matoma kiek praplėsta, iki kokių, sakykime, 10 mm geldelė. Antras laipsnis, kai jau matome, kad plečiasi ne tik geldelė, bet lygiai greta ir plečiasi stambiosios taurelės. Trečias laipsnis, kai jau yra smulkiųjų taurelių prasiplėtimas. Ir ketvirta stadija yra, kai jau yra ir matomas parenchimos išplonėjimas. Gali būti, kad mes pamatysim, kad abipus yra praplėsta inkstų kolektorika ir tai yra labai dažnas toks, kaip sakyti, klaidingos diagnostikos reiškinys. Iš tikrųjų, jeigu tą pamato, tai yra labai retai, kad būtų abiejų šlapimtakio obstrukcija. Dažniausiai tai reiškia, kad mes leidžiam daviklį žemyn ir pasižiūrim, kas vyksta su šlapimo pūsle. Nes kaip taisyklė, dažniausiai tokiem pacientam būna dėl vienokių ar kitokių priežasčių perpildyta šlapimo pūslė. Pritaikius priemonės to šlapimo kiekį šlapimo pūslėje sumažinti, dažniausiai hidronefrozė dingsta, pacientas, kaip sakyt, pasveiksta nuo tos hidronefrozės. Kitas dalykas, kas labai mums dažnai yra galvos skausmas, tai kaip atskirti parapelvinę ar kolektorinę, kitaip vadinamą cistą, nuo praplėstos inksto kolektorikos. Tai tokie patarimai, kad kolektorinės cistos jos dažniausiai yra apvalios, jos yra nesusisiekiančios, sakykime, tarpusavyje nešakotos formos, kaip čia yra pavaizduota, kolektorinė sistema praplėsta atrodo kaip medis su šakomis, tuo tarpu kolektorinė cista yra apvali kaip teniso kamuoliukas, kartais ovalios jos būna, bet visgi šakotos formos, jeigu jau matom struktūrą, labiau turėtumėm galvoti apie praplėstą kolektoriką. Kitas dalykas, kas mums gali klaidinti vertinant dėl hidronefrozės, tai yra kraujagyslinės struktūros, kurios kartais, sakykime, pavyzdžiui, inksto venos gali būti platesnės ir, sakykime, kliniškai kaip ir neatrodo, kad turėtų būti hidronefrozė, bet kažką lyg ir prasiplėtusios struktūras matom. Nepamirškime panaudoti spalvinio doplerio, iš tikrųjų užsidedi spalvas ir labai lengvai atskiri venas nuo kolektorikos, kuriuose kraujotokos turėtume neregistruoti. Inksto akmenys ir renalinė kolika, kada mes kai galime susidurti su šitais objektais, tai iš tikrųjų, kai aiškiai vizualizuojam akmenį, ultragarsu pamatyti inksto akmenys nėra taip paprasta. Gerai, jeigu vaizdas toks, kaip, sakykime, matome šiuose paveikslėliuose, kai yra stambus taureliniai akmenys metantis, aišku, šešėlį, čia irgi geldelėje stambus akmuo metantis šešėlį, bet jeigu dažniau tas mūsų klinikiniai praktikoje būna smulkus akmenukai iki kokių, 3, 2, 4 mm, šituos ultragarsu iš tikrųjų yra itin sunku pamatyti. Priemonė galinti padėti tą pamatyti, tai vėlgi yra spalvinis dopleris ir tas vadinamas twinkling artefaktas, žaižaravimo artefaktas, kurį matom štai čia, kur yra akmuo šlapimtakyje. Užsidėjus spalvinį doplerį mes matom, kad apačioje matomas toks, vaivorykštinis žaižaravimas. Tas pats matoma yra ir šitame vaizde, tai yra šlapimo pūslė. Yra akmenukas smulkus intramuraliniai daly, pačio jo galim net ir nepastebėti, bet užsidėjus spalvinį doplerį mes matom tokį vaivorykštinį žaižaravimą ir tai yra akmens požymis. Iš tikrųjų, jeigu norim pacientą tirti dėl galimos šlapimtakio obstrukcijos akmenių, labai svarbu tyrimą atlikti, kai yra pats pacientą pripildyta šlapimo pūslė. Nes dažniausios vietos, kur yra akmenys, tai yra pielaureterinė jungtis, šlapimtakis, kurį ultragarsu ne visada yra paprasta pamatyti, proksimalinį segmentą dažniausiai matom, vidurinis dėja pasislepia daugeliu atveju tarp žarnų kilpų ir intramuralinis segmentas, kur irgi labai neretai tie akmenys būna
įstrigę, jau tokie kaip vadinami gimstantis akmenys. Tai tame segmente mes pamatyti galim, bet jeigu būnam pasiruošę tyrimui, tai reiškia pripildę šlapimo pūslę, tada mums atsiveria langas per pačią šlapimo pūslę, mes galime matyti intramuralinės dalis ir pasižiūrėti, ar ten nėra akmenuko. Inkstų dariniai paprastai skirstomi taip grubiai cistinius solidinius, su kuo dažniausiai susiduriam, tai yra inkstų cistos, angiomiolipomos ir renoceliulinė karcinoma arba kažkas panašiai atrodantis į šį darinį. Po renoceliulinės karcinomos diagnozę gali slėptis visa eilė kitų ligų apimančių ir limfomą ir metastazes. Tai inkstų cistos iš tikrųjų gali turėti daug veidų, pradedant nuo to, kad matom paprastą plonasienę skaidrių turinių cistą be jokių intracistinių struktūrų, tęsiant su kompleksinės struktūros cistomis, kurios turi pertvarėlės ir smulkius kalcinatus sienelėje. Na ir baigiant su tokiais dideliais cistiniais dariniais, heterogeniškos struktūros, kurie yra turbūt mažiausiai aiškus, ar čia yra cistinis ar solidinis. Skirstom cistinius darinius pagal Bosno klasifikaciją. Iš tikrųjų, šiai dienai jinai jau yra pritaikyta ne tik kompiuteriniai tomografijai, bet ir magnetinio rezonanso tyrimui bei ultragarsiniam tyrimui su kontrastu. Vienas iš pavyzdžių mūsų pačių klinikinės praktikos buvo rasta kompleksinė cista pas pacientą. Suleidom kontrastinę medžiagą, matom cistą štai čia ir joje stambios, netolygios mazguotos kontrastinę medžiagą kaupiančios pertvarėlės. Mes neabejotinai sakom, kad tai yra Bosnek 3 kategorija ir pacientui būtina pasirodyti pas urologą. Iš tikrųjų, šitas tyrimas cistiniam židiniam vertinti yra nuostabus. Aš pati kaip radiologė jį dažnai atlieku ir lyginu kartais su kompiuterinė tomografija, su magnetiniu rezonansu ir, matau be galo didelę pridėtinę vertę diagnostikoje, todėl kad visų pirma, ultragarsinis kontrastas neturi jokios įtakos inkstams, jisai yra išskiriamas, iškvepiamas per plaučius. Tai jeigu yra pacientas su sutrikusia inkstų funkcija, tai yra puikus įrankis. Jeigu tai yra pacientas po transplantacijos, tai irgi yra nuostabus įrankis, kai mes norim tausoti inkstus. Antras dalykas, kas yra irgi man labai patinka, čia nėra tokio dalyko, gal biški kaupia, gal biški nekaupia, gal čia yra pseudo kaupimas, tokių pilkų zonų čia nelieka. Čia arba kaupia, arba nekaupia. Jeigu kaupia, vadinasi gyvybingas audinys, vadinasi mes galime įtarti piktybiškumą. Jeigu nekaupia, vadinasi paliekam ramybei ir daugiau apie tai galvos nesukam. Tai pakankamai greitas, paprastas ir, nežinau, man tai labai tinkantis, ypač kalbant apie šitą indikaciją tyrimas. Solidiniai židiniai gali būti hipoechogeniški, hiperechogeniški, kas yra dažniausiai siejama su angiomiolipomom, bet tikrai ne visada. Ir gali būti tokios heterogeniškos struktūros, jeigu matom hiperechogeniškų tokių intarpėlių, ypač jeigu jie yra su kometos artefaktu, pagalvokime apie abscesą. Aišku, apie abscesą dažniau dar verčia galvoti ir bendra klinikinė paciento situacija. Taip pat svarbu nepamiršti, kad egzistuoja ir tokie, pseudo židiniai, tai vienas iš jų hipertrofuotas Bertino šulas, ir kitas kupranugario kuprelė, kurie gali imituoti kartais darinį, nes atrodo deformuoja kontūrą, bet vienas iš svarbiausių aspektų yra įsivertinti to potencialaus arytavremo darinio ribas. Paprastai, jeigu turi inksto naviką, jis tai dažniausiai būna vis tiek gana tokių aiškių ribų. Jeigu turime pseudo darinį, kaip, sakykime, kalbant apie Bertino šulus, dažniausiai išorinio kontūro jie nedeformuoja. Ir taip pat labai svarbu užsidėti kraujotaką. Jeigu matom tolygiai nueinančias kraujagyslės, nedeformuotas, ne kažkur pastumtas, tai iš tikrųjų greičiausiai bus pseudo darinys ir nevertinkime kaip naviko. Ką galime matyti apie inkstus? Tai gali būti matoma laisvos skysčio juostos dėl įvairiausių priežasčių. Vienas dalykas, dėl skysčių pertekliaus organizme, kitas dalykas, jeigu matom kokį tai pielonefritą galbūt. Gali būti
Taip pat ir hematomos, dažniausiai tai yra siejama su intervenciniam procedūrom, spontaninės jos yra labai retos, galbūt dar po traumos galėtų pasitaikyti tokiu atveju. Ir taip pat kartais toks klaidinantis faktorius, tai būna riebaliniai audiniai, perinefriniai tokie sutankėję, imituojantis tarsi kelio juostas, ir bent jau mūsų rezidentai labai dažnai šios pakitimus klaidingai vertina kaip laisvą skystį aplink. Tai svarbu irgi turėti mintyje. Sudėtingesnieji POKUS tyrimai, kuriuos aš šiandien taip turbūt detaliau nenorėčiau veltis, įtraukia jau nebe tik pilką skalę, bet iš tikrųjų ir spektrinį doplerinį tyrimą. Didžiausią naudą jie turi tuomet, kada mes bandome įsivertinti, sakykime, skysčių balansą, skysčių susilaikymą. Ir ultragarsu mes galime atsakyti į klausimą dėl plaučių edemos, dėl skysčio pleurose, dėl skysčio perikarde. Galime įvertinti perkrovą skysčiais, vertinant apatinės tuščiosios venos spindį, vertinant vartų sistemos kraujotaką, vertinant pačių inkstų kraujotaką. Tai netgi yra sukurti specialūs vertinimo algoritmai, Vexus, Focus, LUS, atskirai vertinti sistemom, bet aišku, šitas dalykas jau reikalauja kur kas daugiau įgūdžių ir patirties. Apie POKUS nefrologiją, šiaip kiek ruošiausi šiam pranešimui, mačiau, yra tikrai labai nemažai studijų ir studijų diskutuojančių apie tai, kaip integruoti ir kaip pradėti mokyti specialistus ir kaip sekasi mokyti specialistus. Tai viena iš jų šių metų publikacija, pasidalinimas, tai kai buvo bandyta įtraukti klinicistus į mokymasi, mokytis kažkaip tai norėjo ganėtinai didelė dalyvių grupė, bet iš tikrųjų visi finale apibendrino, kad mokymosi trukmės nepakako ir tų įgūdžių taip, kad tu jaustumėsi tikras, ką tu matai ir ką tu vertini, visgi trūksta. Tai tos tikrosios išplėstinės sistemos, dar tokios teisingos laiko trukme, apimčių trukme, kiekgi tų tyrimų mes turėtumėm atlikti, kad jau skaitytumėmės patyrę, tai dar yra vis dar ieškoma ir vis kyla nauji moksliniai straipsniai. Taigi, apibendrinant, aš norėčiau pasakyti, kad vėlgi pabrėžti, kad tai nėra priemonė, kurios tikslas būtų pakeisti konsultantų, radiologų ar kardiologų ultragarsinius tyrimus. Ir aš kaip tos srities atstovė iš tikrųjų nepergyvenu, bet aš matau tokį kaip gerą įrankį pagelbėti pacientui, sutrumpinti, sakykime, laiką nuo kylančio klausimo iki gaunamo atsakymo. Ir tik tai tam vienintelės sąlygos reikalingos, praktika, adekvatus pasiruošimas ir žinoma būtina koreliacija su visa klinikinė aplinka, su visais klinikiniais duomenimis. Ir neretai irgi dar toks vienas mitas yra skleidžiamas, kad ultragarsas yra labai subjektyvus tyrimas ir gal reiktų ieškoti kažkokių objektyvesnių metodikų ir gal tas ultragarsas nelabai patikimas. Labai gerą mintį radau irgi vienoje publikacijoje, kad iš tikrųjų visas paciento ištyrimas daugeliu atveju yra ganėtinai subjektyvus. Kiekvienas iš mūsų, kai ateina pacientas pas mūsų konsultaciją, jį matysime truputėlį kitomis akimis, per savo žinių, per savo patirties, per savo praktikos prizmę. Kiekvienas galim užduoti truputėlį panašius, bet ir truputėlį kitus klausimus. Tai tas subjektyvumas mūsų darbe iš tikrųjų egzistuoja visur. O kalbant apie ultragarsą, tai manau subjektyvumas labai stipriai mažėja su patirtimis, su įgūdžiais ir kuo mes daugiau darom, tuo mes esam labiau patyrę ir mūsų rezultatai tikslesni. Ačiū Jums labai uždėmesi. Aš tik labai norėčiau atsiprašyti, kadangi turėsiu 3 valandą jau labai išeiti. Jeigu kas turit kokį trumpą klausimėlį, tai prašom dabar, nes diskusijai dėja negalėsiu pasilikti. Ar turim klausimą?
Mes iš tikro Kaune irgi turim entuziastą tokį Andrėjų Burą, kuris čia pradėjo, iš pradžio aš nesupratau, kas čia tas pokus, dėkim pokus. Tai, ir dabar iš tikro jo dėka mes dėgiame tą pokus, bus pirmi tokie kursai, kur mūsų radiologai mokins, kaip palatoj pagal plaučių echoskopiją įvertinti hidrataciją. Pirmas mūsų toks bus tikslas užsiėmimų. Tai koks jūsų požiūris į tą, ar tikrai mums sekti Andrėjum, kuris mūsų pušina mokintis pokus ir tą visą hidrataciją pagal plaučius, pagal plaučių ultragarsą. Girdim. Jo, pagal plaučius, tai, žinoma, kad tai yra, kaip sakyti, jau pagrista metodika įvertinta ir tikrai verta. Aš visą laiką sveikinu visus, kas nori įsidiegti į savo klinikinę praktiką ultragarsinius tyrimus, nes mes matom, kad iš tikrųjų, diagnostika, jeigu anksčiau buvo grindžiama tuo paprastu klinikiniu ištyrimu, dabar daugelio atveju be radiologijos nei iš vietos. Ir tų radiologų mes tiek daug neturim. Ir tų kabinetų mes tiek daug neturim. Ir tos eilės formuojasi, ir pacientai laukia, o klausimai kartais būna labai paprasti, kurie, nereikalauja gilių specifinių žinių, o tu čia pat pridėjai daviklį, atsakei ir tu galėjai judėti į priekį. Tai man atrodo, mūsų visų interesas turėtų būti šitoje vietoje nekurti tų nereikalingų stotelių ar tų stop ženklų, o rūpintis taip, kad tas pacientas būtų kuo optimaliau, kuo kokybiškiau ir kuo greičiau ištirtas ir kad gautų tą terapiją, kur jam reikalinga. Ačiū.